Sveiki, su jumis sveikinasi Emais. Nustokit gyventi savo galvoje. Dabar, pavyzdžiui, paduosiu pavyzdį savo. Šiandien, vakar, aš paėmiau, nuėjau, atsiguliau ir pradėjau mąstyti. Pradėjau mąstyti apie visokiausius dalykus. Kaip man seksis šitas dalykas, kokiu dar idėjų galima pasakyti. Aš grinai paėmiau ir keletą idėjų tiesiog paėmiau ir tiesiog pradėjau, atrodo lyg, ir filmuoti savo, galvoje. Aš pradėjau savo ten galvoti apie dar visokius kitus dalykus, ką, pavyzdžiui, rytoj reikėtų nuveikti, ką ten reikėtų pasakyti, ką ten reikėtų susigalvoti, veikti, dar kažką. Ir tiesiog paėmiau ir, šiaip turėtų būti miego laikas, bet va, aš galvoju savo mintise ir tiesiog mąstau. Pirmas dalykas, tai, neleidžia miegot. Antras dalykas, kuris yra svaresnis, tai paima ir atrodo, gali būt, kad tiesiog paima, kaip man buvo. Man dažniausiai būna taip, kad jeigu aš paimu, pagalvoju, tai labai tiksliai ir labai detaliai, galų gale aš to nebepadarysiu arba padarysiu kažkaip prasčiau arba kitaip, nes galų gale aš jau tai kaip ir išgyvenau. Man galvoje užtenka tai, ką aš pasakau ir tai, ką aš jau, tiesiog atrodo, lyg tai jau išgyvenai, nors tai buvo vien tik tavo galvoj. Bet va tie spąstai yra labai tokie sukti ir atrodo, va, aš čia produktyviai galvoju apie tai, ką reikia padaryti, panašiai, bet, kaip ir sakiau, pirmas dalykas, reikia miegot, miego metu. Antras dalykas, paskui tai įgyvendinti būna žymiai sunkiau. Planą reikia turėti, bet pergalvoti, kaip viskas bus, kaip viskas susidėlios, ko reikėtų tikėtis dar kaip ir normalu. Bet tiesiog nereikia išgyventi savo galvoje taip, kad atrodo jau lyg tai būtų įvykę. Va taip negalima, kaip pavyzdžiui, galvoji, kaip čia pasakyti, susipyksti su kažkuo ir tada jūs einat į atskirus kambarius ir tada paėmat ir tiesiog pradedat galvoti, ką kitaip arba kaip išspręsti visą tą kvirčą ir kaip būti, pavyzdžiui, kaip laimėti tą kvirčą. Tai tiesiog tai ne pats geriausias dalykas tau, nes tu tada ir nesikalbi su tuo žmogum, bet tuo pačiu kaip ir emociškai išgyveni viską savo galvoje ir atrodo, lyg tai gali netgi pasidaryti taip, kad atrodys, lyg tu jau tai išgyvenai, arba tu jau susitariai, arba tu dar tiesiog galvoji, ne visada taip ypač labai detaliai, kartais būna labai nenaudinga ir labai į blogą linkmę gali nuvesti. Tai tiesiog norėjau pasidalinti, su jumis buvo Emais. Tiek.